susipažinsime su Microsoft Photostory įrankiu. Tai yra nemokama programa vaizdo įrašams kurti. Norėdama atsisiųsti šią programą, žiniatinklio ieškos lauke įrašykite Microsoft Photostory 3 for Windows. Ir spustelėję pirmą surastą rezultatą, būsite nukreipti į programos atsisiuntimo tinklalapį. Atidarėme programą ir vedlio vedami pradedame darbą. Spustelėme pradėti naują istoriją. Ir toliau besimokydami naudotis Photostory programa, mes sukursime keletą kadrų filmuką apie tai, kaip mes mokomės geografijos. Tam reikalui spaudžiame nuorodą nuotraukų įkėlimas arba paprasčiausiai nutempiame savo pasirinktas nuotraukas iš kompiuterio į langą. Nuotraukas susidedame norime tvarka ir einame toliau. Štai taip apačioje surikiuojame nuotraukas, iš kurių darysime filmuką. Programa leidžia nuotraukas apkarpyti. Spaudžiame nuorodą apkirpti ir atliekame darbą. Po kiekvieno atlikto veiksmo nepamirškime vaizdą išsaugoti. Paspaudę efektų nuorodą galime nuotrauką padaryti nespalvotą, lyg pieštą, akvarelę ar panašiai. Nuotraukoms sugalvosime pavadinimus. Galima pasirinkti šriftą, spalvą, dydį. Čia labai įdomi darbo vieta. Pažymėję judesio nustatymą, nustatome nuotraukos rodymo trukmę ir suteikiame jai judesį. Einame į judesio krypties pasirinkimo langą. Galime nustatyti, kad mūsų nuotrauka ateis iš kairės, iš dešinės, iš viršaus, apačios. Labai įdomiai atrodo, kai pirmiausiai pasirodo tik dalis nuotraukos, o paskui po truputį toldama nuotrauka pasimato visa. Taip galima išreikšti norimą detalę, pavyzdžiui, gėlės žiedą, svarbų žmogų toje nuotraukoje ir panašiai. Čia nustatomas laikas, kiek mūsų nuotrauka bus rodoma ekrane. Bet jeigu įgarsinant aš kalbėsiu ilgiau nei 5 sekundės, nuotrauka iš ekrano nepabėgs. Kitas žingsnis – komentarų įrašymas. Spaudžiame raudoną mygtuką ir pirmin. Einame toliau ir gauname pasiūlymą suteikti filmukui muzikinį foną. Pasirenkame iš siūlomų variantų, o galime sukurti ir savo. Pabandykime. Na, manau, kad mano pasirinkta melodija mūsų filmui tiks. Ir peržiūra. Belieka pasidžiaugti tuo, ką sukūrėme besimokydami. Geografijos mokomės įvairiais būdais ir metodais. Kai kas mėgsta individualų darbą. Būna labai gera, kai sunkią minutę padeda draugas. Populiarus mūsuose grupinis darbas. Mėgstame konkursus ir viktorinas. Organizuojame įvairias akcijas. Ieškome informacijos internete. O kai pamokoje būna labai įdomu, sprogsta refleksijų termometrai. O mokytoja tada būna labai laiminga.